Per visą sunkmetį stabiliai augęs Lietuvos žemės ūkio sektorius ir toliau išlieka svarbia mūsų šalies ekonomikos dalimi. Per 2007–2013 metų Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimo laikotarpį daugelis žemdirbių pasinaudojo ES paramą ir atnaujino savo technikos parką, ūkio infrastruktūrą ar investavo į ūkyje gaunamos produkcijos perdirbimą. Tačiau pasak žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos, Lietuvos žemės ūkis dar neišnaudoja visų plėtros galimybių. Šiandien dėja daugeliu atveju vyksta žaliavų eksportas ir kažkas tą produktą jau perdirba kitose šalise. Vienas iš prioritetų tai bus gyvulininkystės vystymo, tai būtent pieninės ir mėsinės galvininkystės bus prioriteto tvarka. Nei viena žemės ūkio šaka, tikrai noriu atsakingai pasakyti, nebus pamiršta ir nustumta kažkur į šoną, bet prioritetai vėlgi bus, kaip minėjau, nustatyti. Ir būtent ir augalininkystės srityje irgi bus skatinama ta gamyba, kad didesnė būtų pridedamoji vertė sukuriama būtent pas mus Lietuvoje. Gyvulininkystė kaip vienas iš pagrindinių Lietuvos žemės ūkio prioritetų pasirinkta neatsitiktinai. Nepaisant bendro žemės ūkio sektoriaus augimo, gyvulių skaičių šalies ūkiuose mažėjo. O norint gauti didesnę pridėtinę vertę į žemės ūkio gamybos, ūkiuose turėtų būti laikomi gyvuliai. Prie gyvulininkystės skatinimo prisideda ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatyta ES parama, kuria per visą šį programinį laikotarpį galėjo naudotis ir gyvulininkystės ūkiai. Nusipirkom mėšlui krauti teleskopinį krautuvą, kuris ūkiai ypatingai reikalingas. Nusipirkom po kombainą, dabar galim visus javus nuimti su 2 tik kombainais. Su nauja technika geresni specialistai ateina dirbti. Ir patikima. Nemažai gyvulininkystės ūkių pasinaudojo parama numatyta žemės ūkio valdų modernizavimui. Taip pat kaimo plėtros programoje numatyta parama įsikūrimui naudojo jaunieji ūkininkai. O pernai į paramą pagal jaunųjų ūkininkų įsikūrimui skirtą priemonę galėjo pretenduoti tik tai nepalankiose ūkininkauti vietovėse gyvulininkystės ūkius kuriantys žemdirbiai. Mes tą paramą bandėm daugiau irgi orientuoti į tai, kas yra aktualu, kad būtent užsimtų mėsinę gyvulininkystę, pieninę gyvulininkystę. Žodžiu, orientavom į tai, kad jie kurtų nenašiose žemėse, kadangi ten yra daug problemų dėl žemės apleidimo ir panašiai, kad būtent mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse kurtų gyvulininkystės ūkius. ES parama gyvulių augintojams numatyta ir kitose Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse. Ją gauna ir ekologiniai gyvulininkystės ūkiai ir nykstančių senųjų veislių gyvulių augintojai. Numatoma, kad parama gyvulininkystei išliks ir pasibaigus 2007–2013 metų programiniam laikotarpiui.